Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas nurodė plėsti branduolinį arsenalą ir siūlo branduolinį skėtį kitoms Europos šalims. Ne pačius branduolinius užtaisus, bet pavyzdžiui dislokuoti lėktuvus, kurie gali tokį užtaisą nešti. Neabejojama, kad tam įtakos turėjo Rusijos karas Ukrainoje ir jos branduoliniai grasinimai Europai. Geopolitinė situacija yra tokia, kokia yra, ir mes matome, kad ji toliau blogėja. Lietuva formaliai saugoma NATO branduolinio skėčio, tačiau mūsų konstitucija net neleidžia tokio ginklo čia dislokuoti. Lietuva yra praktiškai vienintelė NATO valstybė, kuri pati savo yra nusistačiusi draudimą. Todėl visų frakcijų vadovus, kitus aukščiausius politikus sukvietęs prezidentas Gitanas Nausėda siūlo 137 straipsnį, draudžiantį Lietuvoje laikyti masinio naikinimo ginklą, iš konstitucijos tiesiog išbraukti. Nemuno aušros atstovas abejoja, sako, konstituciją turi keisti ne politikai, o žmonės. Tai keičia mūsų strateginę kryptį ir susiję su saugumo klausimu. Tai manytume, kad turbūt laikysimės tos nuomonės, kad vis tik tais turi būti sprendžiama referendumo būdu. Kadangi Lietuvos Respublikos Seimo nariai gavo mandatą, rinkėjų pasitikėjimo mandatą, jie gali priimti šį sprendimą, vadovaujantis tais principais, kuriais gali būti pakeistas arba panaikintas konstitucijos straipsnis. Valdantieji socialdemokratai, demokratai ir valstiečiai sako esantys už konstitucijos keitimą. Tas sprendimas atsisakyti, išbraukti vienas iš konstitucijos pasenusią normą yra logiškas, svarbus ir labai aiškiai suprantamas. Dėl to jį reikia daryti, manom, kad kuo skubiau. Tai papildomų mums grėsmių nekelia, nes mes nuo 2004 metų, kai tapom nariai NATO, mes jau esam po branduoliniu skėčiu. Iš principo sutarimas valdančiųjų gretose tikrai yra, sakyčiau, labai artimas ir požiūris yra labai artimas. Ir taip pat tikimės, kad tai bus sprendimas, kurį bus galima nešti ne tik tais valdančiųjų palaikymo kontekste, bet lygiai taip pat ir su opozicijos balsais. Pakeisti konstitucijai Seime reikia 94 balsų. Tai atrodo, skaičiuojam balsų, kad turėtų užtekti, skaičiuojam virš 100 balsų. Aišku, su sąlyga, kad nieks neišvažiavęs, nieks neišėjęs, nieks negeria kavos. Seimo pirmininkas nori šį klausimą išspręsti kuo greičiau, mat keičiant konstituciją tarp balsavimų turi būti 3 mėnesių pertrauka. Šiandien užregistruosim tą pataisą Seime, dar protesto sesijoje ją pateiksime ir galvoju, kad išlaikant tuos terminus, apie kuriuos jūs kalbant priėmimo metu, mums užteks laiko iki šių metų rudens sesijos pabaigos. Kauniečiai branduoliniams ginklams Lietuvoje pritartų. Būtų neblogai turbūt. Aš manau, būtų saugiau, būtų drąsiau mums, o kodėl ne? Čia viena iš priemonių gelbėjimuose nuo pražūties, o gelbėtis natūralu. Gal ir reikėtų, jeigu aplinkui visur yra, kodėl pas mūsų negali būti. Klaipėdoje kalbinti žmonės prieš branduolinį ginklą. Turint tą branduolinį ginklą, darytum vis tik labai militaristinį valstybį. Manau, kad nereikia, mes esame maži ir nepadės mums tas atominis ginklas. Čia iš vis nesąmonės su tais karais yra dabar įtampa, pastovi žmonės dabar įtampai turi sėdėti. O kam? O kam jis reikalingas? Kariauti. Klaipėdiečiams pritarė apžvalgininkas Kęstutis Girnius. Sako, branduolinis ginklas mūsų šalyje būtų klaida, mat saugesnė Lietuva netaptų. Kai mes turėtum branduolinį ginklą, gal kur nors Zoknius ir panašiai, Rusijai gali kilti mintis, kad reikia tą branduolinį ginklą sunaikinti ir, kitaip sakant, pulti Lietuvą. Čia saugumo nesuteikia, didina nereikalingą pavojų. Tačiau Girniui Kasčiūnas primena, kad šaltasis karas nevirto karštuoju tik todėl, kad abi pusės turėjo branduolinį ginklą, o Ukrainą Rusija užpuolė šiai branduolinio ginklo atsisakius. Tai rodo, kad branduolinis ginklas, jis yra atgrasimo pamatas, atgrasimo karalienė. Kai jį turi, tai tada tu ant tvirtų pamatų saugumo. Tai tą valstybę mums reikia aiškiai suprasti, yra taikos sąlyga. Pasak politikų, draudimo turėti branduolinį ginklą atsisakymas nereiškia, kad kažkur Lietuvoje fiziškai bus iškastos šachtos branduolinėms raketoms. Norint būti po skėčių, reikia, kad pro tavo oro erdvę galėtų praskristi bombonešių nešantis branduolinį ginklą, laivai galėtų įplaukti į tavo teritorinius vandenis. Mes neplanuojam turėti branduolinio ginklo taikos sąlygų, bet mes turime būti pasiruošę, kad mes galėtume atgrasyti bendrame NATO atgrasimo fone
ir apsaugoti Lietuvą nuo galimos agresijos. Užsienio spaudoje skelbta, kad ir amerikiečiai svarsto artinti branduolinį ginklą prie Rusijos, sudaryti galimybės jį naudoti iš Lenkijos ar net Baltijos šalių.